Mhm. Pasakyk ką nors. Pasiruošus. Gerai. Skaičiuoja iki 3, susirasi Jokūbo eterinį kūną. 1, 2, 3. Jisai priešais mane, o už jo stovintis yra daug siluetų, atrodo, kad žmonių ir energetiniai ryšiai yra nuo jo iki tų sielų. Man ateina, kad tai yra kaip žmonės su kontraktais iš praeitų jo reinkarnacijų, bet jie nelabai draugiškai nusiteikia, vat per interferentus tokie jie. Matau žmonės ir už žmonių tuos interferentus ir vat šitie interferentai tokie pikti. Ir žmonių akise toksai irgi yra negražus žvilgsnis nukreiptas į berniuko pusę. Koks tau ateina jausmas žiūrint į tos žmonės? Baimė, nepasitikėjimas, norėjimas pabėgti. Jis yra skolingas jiems, ar čia yra kažkokie kiti ryšiai? Man ateina, kad tai yra kontraktai, bet jie yra per interferentų iš globalinio kontrakto atėję ryšiai, kaip pakišti žmonės. Vieniems jisai skolingas, kiti yra kaip persekiotojai, tokie praeitų klasterių žmonės, va tokie sujungti energetiniai ryšiai. Gerai. Pasijung prie jo tada. Gaunu sutikimą ir aš matau, kad už tų visų interferentų toksai išlenda didžiulis drakonas, kuriam priklauso visi šitie interferentai ir berniukas taip pat yra jo globaliniam kontrakte. Man tokia ateina, žinai, kaip rodo, piešia tą giminės tokį medį ir to šaknys. Tai vat, man toksai jausmas ateina, kad to šaknys yra šitas drakonas ir visos kamienas, visos atšakos yra šitos visos sielos užgrobtos interferentų ir priklausantys tam drakonui. Jisai toksai, neatsakyčiau, kaip gazina, kad nekiščiau rankų, nes jisai priklauso jam. Jisai daug darbo įdėjo tam, kad būtų toj vietoje berniukas, kaip dabar yra. Tai berniukas buvo įkištas į šitą klasterį? Taip, į šitą drakono klasterį. O drakono klasteris eina per mamos liniją ar tėvo liniją? Man meta, kad daugiau eina mamos linija. Gerai. Bet tėtės kita linija yra atšakos jos vis tiek kažkaip tais netgi, sakyčiau, susiję tarpusavį tokios persipynusios yra. Tai faktas. Tie patys žmonės gali reinkarnuotis į kitas tas šakas. Tai aišku, čia viskas yra sumaltagi. Bet šiuo metu, ta prasme, yra daugiau iš mamos pusės. Programos iš mamos pusės daugiau, bet negaliu pasakyti, kam daugiau procentų priklauso, jeigu taip žiūrint, tiesiog programų daugiau drakonų yra mamos klasteryje. Gerai. Šiaip su tėčiu jisai labai gerus ryšius turi. Sakau, gal su tėčio, žinai. Gerai, viskas ok, čia programos yra. Nieko tokio čia. Ir tas klasteris yra šiaip bendras, tiek mamos, tiek tėčio. Gerai. Sielos sudėtis. Tarp 20 ir 30 yra kosminės. Kodėl toks svyravimas? Priklauso, į kurią pusę pasiduos jisai. Aš matau, kad jisai tarp tų šakų, netgi sakyčiau, kad, kaip pasakau, tas medis toksai, iš to klasterio pašaknuojantis, tai man jį rodo iš karto kaip labirintą, kad nuo kurios šakos, ant kurios jisai gali migruoti, priklauso ir jo kosminės dalies aktyvavimas. Tai yra potencialas arba atiduoti, arba atsiminti. Nes tos atšakos, tos šakos medžių yra labai viena kitai, netgi sakyčiau, prieštaraujančios ir
bet vis tiek į tą bendrą tikslą sueinančios iliuzija kažkokia tai. Žmogaus dalis 9%. Matau, joje yra skylių. Toksai vat jausmas, kad jinai yra... Išimta kažkas? Kažkas sunaikinta, kažkaip nusitaikė į tą žmogaus dalį daugiau. Ir per žmogaus dalį manipuliuoja šitą kosminę dalim, kiek jisai gali naudotis. Nes atsakau, 30 yra, bet gali būti ir sumažėjęs tas rodiklė, kaip svarstyklės. Gerai, toliau žiūrim. Labirintas, tai tas, sakyčiau, atrodantis kaip medis. Ten yra maldininkai su programomis, matau vorus. Vorai kaip programiniai yra nešiojantis mentalinės, netgi sakyčiau, plokštelės tokius kaip siųstuvus. Ir mentalinių plokštelių yra ne tik tais galvoje, bet ir visame kūne instaliuotos kaip aktyvavimo programos. Kvadračiukais išmėtyta po visą eterinį kūną. Kažkokias liekai einantys. Jie dabar taip labirinte, matau tą laboratoriją ir ten tokia kaip mėginiai sudėti šitų interferentų programinių, kurie atrodo kaip bijo. Tam man ateina taip, kad tam, kad sumaišyti kažkaip tai sumanipuliuoti. Toliau eina šito drakono 3%. Jisai labai giliai įsišaknėjęs, toksai atrodo, kad kaip būna piktžolė, nuraunė lapus, o šaknis lieka. Tai aš tą šaknį matau sielos sudėtyje to drakono, jisai nematomas atrodo, kad yra ir veikia iš pasąmoninio lygmens, taip ateinant, kad tiesiog nematomas jisai yra plika akimi, bet veikia iš pogrindžio. Tai jisai turi globalinį? Taip, jisai turi globalinį. Pilkiai, matau, pasislėpia irgi šalia yra. Jie ateina iš berniuko surinkti energiją ir perjunginėti mygtukus, programas išdėlioti. Čia per astralą? Ir per astralą, ir kai nemiega. Nes yra toks punktas, kad palauk tuoj. Kur aš čia mačiau, kad jisai naktim vaikšto? Taip, aš noriu sakyti, labai jisai labai didelį įtaką daro mėnulis jam. A, ne? Gerai, pasakok, aš nerandu taip staigiai čia tos informacijos. Ai, Facebook'e buvo. Ai, prisimenu. Aš tai matau, kad tuos ryšius, pavyzdžiui, kaip veikia mėnulyje, matau tą visą laboratorinį tokį kaip centrą, tenais kuriamos yra mentalinės plokštelės, programos, matau, kaip įstato tokia kaip siųstuvas, yra kaip surinktuvas iš žemės žmonių minčių, vagimas žmonių minčių ir perdodamas į mėnulių tą projektą. Ir paskui tenais instaliuojamos, sukuriamos programos ir per astralą, per tą mėnulio, kaip jisai vadinasi, tas mėnulio fazės aktyvuoja žmonėse. Ir matau, kad berniukas yra vienas iš tų žmonių, kuris yra tame pirmame plane, kaip aktyvuoti per mėnulio fazes jame esančias programas. Tokios istorijos, aš net matau, kaip sakau, tos istorijos yra įmontuotos į tuos kvadračiukus, kur vorai išnešioja. Tai palauk, ar aš gerai suprantu dabar, kad pavyzdžiui, kai žmonės dabar daro tos mėnulio ritualus, tai vis tiek yra kažkokie tai norai, intencijos, ne, užkrautos. Tai eina tos visos mintis, jie permontuoja šitą visą ir paskui siunčia atgal kaip mentalinės plokšteles, taip? Taip, nes čia yra žmonės savo norus tiesiogiai atiduoda tuos savo duomenis, ko noriu. Tai jie surenka tą visą žmonijos
ko žmogaus dalis nori gyvenime, tai vat jie surenka šitą, vat slapčiausius norus ir tada jie jau turi tokią kaip ir pagrindą, kaip žmonėmis galima manipuliuoti. Surenka tą visą duomenų bazę visą. O kai prašomi yra ritualai daromi, irgi, tai čia irgi tas pats yra, ne? Čia ta prasme viskas, kas yra. Surenkame duomenys. Nes žmogus tada su tokia didelė intencija, su tuo tikėjimu atiduoda savo tą norą į kažkieno tais rankas ir jie turėdami, va šitas to nori, šitas to ir jie mato pasikartojančius, pavyzdžiui, tuos norus ir jie jau žino, kad šitą galima kažkur tais labai neblogai instaliuoti visuose žmonėse, nes tai yra kiekvieno žmogaus užslėpta kažkokia tai norėjimo skalė. Taip, o kai labai nori, tai atsiras, kas ir pasirašo kontraktus. Nu taip, gerai. Tai va šitie pilkiai, jie nėra tie darbininkai, kurie dirba maldininkų labirintuose, o tokie daugiau statistiniai šitie pilkiai, kurie surenka informaciją tiesiog. Taip. Tai va, jam dabar atradau šitą punktą, tai kartais kalba naktimis emocingai, gali ir juoktis ir šaukti. Atsisėda lovoje ir išėjęs į kitą kambarį nieko neprisiminė. Šiąnakt atbėgo išsigandęs, sakė kažką matė už lango, bet nesuprato ką. Tai sakau, jam instaliuojamos netgi tokios kaip istorijos visos, tai va tas juokas ar emocionalumas, tai yra tų istorijų integravimas. Išlenda aštunkojus toliau, jisai įsitaisęs berniuko galvoje, yra sielos sudėtyje užima maždaug 5% ir per tą savo rašalą, per tą paleidžiamą programą, matau, kaip blegų vaikštinėja po jos skysčius, kraują. Tai kraujas išterštas? Taip, paleidžia programas. Man ateina, kad irgi tai labai intensyviai daro per mediją, per aplinką. Ir emocijas, labai trigerina emocijas, šitas aštunkojas. Kaip? Įžiebdamas nemalonius jausmus, tokius kaip staigiai ateina, staigiai praeina, kažkokia tai kaip staigios reakcijos. Tai nebūtinai turėtų būti pyktis ar agresija, bet tiesiog staigus reagavimas, toksai nelabai mokėjimas suvaldyti savo emocijų čia ir dabar. Tai yra pasipykčio priepuoliai, ypač su vienu broliu. Palauk, dar pasakysiu daugiau apie jį. Dėmesio nesikoncentravimas, sunkiai atsimena ir lėtai priima info mokykloje. Trūksta kantrybės pabaigti pradėtam darbui, kažkas nesigauna, meta ir nueina. Prisibijo tamsos, ypač eiti į rūsį. Šeimoje drąsus, turi tvirtą nuomonę, bet viešumoje nepažįstamoje aplinkoje tarsi sulenda po kiautu. Nepasitikė savimi renginiuose, varžybose, todėl liūdi ir pyksta dėl rezultatų. Nemoka pripažinti kaltės ir atsiprašyti. Tai tas jisai namie jaučiasi saugiai, o išėjęs iš namų ribų, prie kitų žmonių, man ir indikuoja tą, kur pirmai pamačiau, kad už jo nugaros stovi tie visi žmonės, kurie nemaloniai žiūri į jį. Tai jisai jaučia tą vibraciją kitų žmonių nukreiptą į jį. Toksai kaip jo informacinis laukas aktyvuotas, nepasitikėjimas kitais žmonėmis. O tamsos baimė man išlenda viena reinkarnacija, aš nežinau, ar man toliau stęs sielų sudėtyje, ar reinkarnacija nueit. Jeigu tave veda į reinkarnaciją. Aš matau, kaip jisai berniukas, kokiu 7-8 gal metų, iššoka į krovininį laivą, kuris gabena tokį kaip krovinį ir pasislepia šitoje laivo denyje apačioje, tokie, kur visos dėžės sukrautos, bet ant tų dėžių yra tokie kaip kaukolės tie ženklai, kad pavojingas krovinys. Ir aš matau, kad jis rankose laiko tokią kaip aptrintą knygą. Man ateina, kad tai jo yra kaip vienas iš, toks kaip stipriausias palikimas iš jo šeimos. Jaučiu, kad jo nebėra jo tėvų, o likęs tik tas vienas prisiminimas kaip ta knyga ir ten istorija yra apie
apie kažkokį tai vaiką, kuris keliavo per pasaulį laimės ieškoti. Aš nežinau tos knygos konkrečiai, bet aš matau, kad jisai tos knygos įkvėptas, jisai irgi bando ieškoti laimės ir jisai pasislėpia, nes labai matosi, kad prastas jo tos apsirengimo tokia būklė, murzinas plaukai, matau, kad irgi tokia, netgi sakyčiau, kad tokių kaip putėlių turintis, nes toksai veltinis ant galvos. Jisai nepastebėmas įlenda į tą krovinį, bet ne į krovinį, o į tą laivą. Ir aš matau, kad šitas laivas kirsdamas jūros, ne jūros, o vandenyno tarpą patenka į tokį energetinį sūkurį, kuriame yra labai daug nuskendusių laivų. Toksai jausmas, kad įtraukia į portalą. Aš portalą matau tokį, netgi sakyčiau, nebūties, kur pastrigimas yra tarp paralelių ir šitos įstrigusios sielos, kurios pakliūna, iš jų yra surenkama kančios energija tokia, kur ištransliuojamas tas kančios jausmas. Labai daug ten įstrigusių sielų yra ir jisai kaip viesulas, kaip įsivaizduoti, kad patenki į kažkokį tai tornadą vandenyje, jisai tave įtraukia ir tu nuolatos tenai sukiesi, negalėdamas ištrūkti, nes ten kaip užraktas yra tame tornade, bet jisai yra vandenyne ir ten tie laivai, tai kaip jie nėra tam, kaip vaiduokliai, ar ne, bet tos sielos, galima sakyti, kaip vaiduokliai ir ta kančia, kurie eina į paviršių, jinai įtraukia dar daugiau tų laivų, tokia kaip užkraunamas generatorius. Čia kaip ir gatvėje, ne, būna, kur daug avarijų, ten, žodžiu, susidaro tam tikri portalai, kur kaip magnetas traukia kitas pagal tą vibraciją ir žmonės ten žūsta. Žodžiu, ten yra tokių vietelių gerų. Tai čia toksai kaip vandeninė, kaip koks Bermudų trikampis, nebūtų. Kažkas panašaus, tai aš matau, kad Bermudų trikampis tai yra kaip vartai, o čia yra kaip portalas, kuris įtraukia ir tave nepaleidžia, tu neturi kaip išeiti. Gerai, o tai kas vyksta toliau tada? Šitas laivas, kaip ir visi laivai, dingsta paraleliai ir toliau, kur sielos eina? Kur Jokūbo siela ėjo paskui? Tai ir įstringa šitame tornade, jisai toksai kaip ir, kaip sakau, generuoja tą kančios energiją ištrūkimo, norą ištrūkti. Ir ten daug labai sielų. Įsivaizduoti, kad, sakau, tornadas vandeninė ir jisai taip eterinėme lygmenyje sukasi nuolatos, gamindamas tą energiją. Ir tik tais iš tenais gali ištrūkti tada, kai tu jau esi antiek nesuvaržytas, bet antiek išsekęs, kad tu jau nebeturi noro kovoti, nebeturi jėgų kovoti ir tave patalpina tada į kažkokį tai globalinį kontraktą, tokį paturbintą. Tai prasme, sielos sudėtyje tave dar prikrauna visko, kad atiduoda atgal į tą globalinį kontraktą. Nes aš sakau, tas drakonas, kuris yra, jisai turi daug labai sielų ir tose sielose instaliuotų tie interferentai, jie priklauso pačiam drakonui, dirba drakonui. Tai kai Jokūbas buvo įstrigęs tame tornade, jam buvo įmontuotų daug plokštelių, aštuonkojis informacinis laukas ir kai jau jisai yra suformuotas kaip sielos sudėtyje esant, kaip sielos sudėtis tokia, kaip tokia jinai yra įdedama į tą medžio labirintą, grąžinama į globalinį kontraktą, kur nebesipriešina sielos, nes jos prieš tai, kaip Jokūbo siela, prieš kelionę tuo laivu, vis tiek siela ieškojo tos laimės, ieškojo išeities, nepasidavė, turėjo tą viltį, tikėjimą. Tam, kad siela nebeturėtų to, ją reikia patobulinti kabučių sistemoje. Tai tokiu būdu yra paimama viltis ir tikėjimas. Supratau. O kurios nepasiduoda sielos, jos ir toliau sukasi tame tornade, kol jos galiausiai pasiduoda. O fiziniam lygmenyje tokiems žmonėms yra duodamos labai stiprios situacijos, įstrigimai, problemos, klasteriai, aplinka tokia triuškinanti, tokia kaip būtų įsukta į tornadą. Tas net jausmas, kad jaučiuosi kaip tokioj įstrigimo būsenoje.
kaip yra pastoviai rūpesčiai, ne iš jų negali Taip. išeiti. Taip, va. Mhm. Yra labai daug klientų buvo tokių pas mus. Panašios situacijos, kad neišeina viena baigėsi problema, kita prasideda. Toks sūkurys, aha. Tai va toks tornadė įstrigimas. Bet jisai išėjo, nes jisai pasidavė tuo momentu. Taip, tuo momentu taip. Gerai. Kiek jis iš viso turėjo reinkarnacijų? 1370 kažkoks skaičius išeina. Nusinulinės nebuvo. Tik tas buvo perėjimas, ne toksai, kad jį patalpino. Palauk, tai čia patalpino jį į kitą kontraktą, ne? Pas jį buvo kitoks kontraktas, Taip. aš kiek suprantu. Taip. Tai sielos sudėtyje daugiau yra kažkas tai? Yra, man išlenda tokia kaip gyvatė negali pavadinti, bet jinai turi reptilijos kodo, bet toksai kaip šliužas ilgas, kuris turi tokių daug atšakų iš savęs, toks nematytas, bet palauk, kaip man jį apibūdinti. Sliekas su daug galūnių, su daug tų uodegų tokia, ir jinai gali ilgėti, augti, stiprėti. Aš matau ją įmontuotą stuburo viduryje ir tos atšakos, tas šliužas, jisai toksai apsivynioja aplink tuos slankstelius, integruojasi į kremzles, visą paėmęs nervinę sistemą. Koks tai šliužtas. Pasi laikysena yra palinkęs į priekį, galva nuleista, žvilgsnis į grindis. Ar čia yra susiję kažkaip? Taip. Su tuo? Taip. Gerai. Ir kažkokį palaudą, ar matau tokį aštrų, kaip aštrus peilis būtų į patį galą įdėtas. Vėl man yra reinkarnacija meta. Kada buvo jisai aktyvuotas, man toks ateina, kad jam informacinis laukas aktyvuotas per šitą peilį, tam, kad jisai nesipriešintų, netgi ta galva nuleista, tai yra jo informacinio lauko, kad nepakeltum aukščiau galvos, ta prasme, nežiūrėtum į gyvenimą tiesiai, o jį matytum tokį kaip nužemintom vibracijom, tokį išeities nebuvimą. Vat kaip žinai, kaip sako, atrodo pakeli galvą ir nukerta tau ją. Toks yra neposakis, aš jau nelabai gerai atsimenu, bet kad nekeltų galvos į viršų, nes bus nukapota. Tai šitie visi mane metai tokius laikus, ateina tokie gūdus laikai, atrodo, kad žmonės, kurie norėjo būti šviesūs, apsiskaitę, protingi, išmintingi, tokius žmonės labai stipriai bausdavo, nes tu negalėjai būti protingesnės už šalia esančius. Atrodo, kad buvo atimta iš visa laisvė tobulėti per protą, kad neprotautum, nes yra pavojinga. Ir dabar net ateina, kad lygiai tas pats scenarius yra ruošiamas, kad žmonės nebūtų Norėjau protingi. pasakyti tą patį, kad atėjo man irgi informacija, kad ciklas vis tiek yra lyna vienodas, kaip tu bežiūrėtum. Jie vis tiek nieko naujo neprigalvoja, ne? Tik tai yra būkinama kitomis priemonėmis, kitokiais įrankiais. Bet ciklas tas pats per tą patį. Tik tai žmonės pagal jų evoliuciją kaip žmogaus priderinami tam tikri įrankiai. Man čia kaip žaidimas kompiuterinis, prieėjai bosą, nugalėjai ir vėl žaidimas iš naujo, vėl nauja pradžia. Taip. Bet tas bosas nenugalimas. Ne. Nes jeigu nugalėtum čia... Iliuzija. Taip, būtent. Klausyk, dabar pas jį nelaimingi atsitikimai yra buvę. Praskelti antakiai, randai likę, nuo vėjaraupių irgi randai likę, krito nuo dviračio, stipriai nusibraižė ir liko randas. Pasidaliau dar yra tos simetriškai išsidėstę apgamai ant abiejų petukų, labiau nugariniai pusiai. Patys pirmi buvo 3 išsidėstę trikampiu.
Ar Tai matai kažkokią reikšmę? Čia yra informacinio lauko integravimas, o nelaimingi atsitikimai yra šito peilio aktyvavimas per mentalinės plokšteles. Per kiekvieną atsitikimą yra integruojama to peilio vibracija, tokia kaip sustiprinimas. Jis yra tam, kad nedarytų kažko įvaromą baimę. Mentalinių plokštelių čia poveikis yra. Aš žiūriu dabar tuos apgamus. Ir tarp šitų informacinių laukų yra paslėpta jo informacija. Jo pačio, ne? Atrodo, kad jisai man rodo, kaip jungia taškus. Tai vat ir ateina, kad tai yra labai panašu į žvaigždžių žemėlapį, apie kurį mes esam šnekėję ankstesniuose seansuose, kur yra tikrosios žvaigždės, tikrųjų žvaigždžių žemėlapis. Palauk, kažkokia informacija ateina. Man rodo tą žemėlapį ir jisai yra kažkur tai pakavotas. Pagal šitą žemėlapį galima įstatyti. Primink man, kad aš paskui papasakočiau to, nes čia ne su seansu su jie, o daugiau gal su ekspedicija. Dėl ko? Dėl žvaigždžių? Dėl to, kas yra montuojama į žemę su tais, kaip jie vadinasi, meteoritais, ar kaip jie ten. Su kuo? Su dabar tais, kurie montuojami yra? Aha. Nu tai papasakok, trumpai. Aš nemoku trumpai. Ai, gerai. Žodžiu, man ateina, kad ta žemėlapis yra vėl atidarimas kažkokiu tai naujos informacijos ir jie kaip siųstuvai įstatomi į tuos taškus, kiekviena žvaigždė, ta tikroji, atspindi žemėje įstatytą tą meteoritą. Aš teisingai ištariu tą žodį, specialiai neskaičiau apie juos, kad man jo protas neįsijungtų. Aš nieko nežinau ir net neatsimenu, kaip jie vadinasi. Žodžiu, apie tie stulpai metaliniai. Tie stulpai metaliniai, aš irgi specialiai neskaičiau, kad man protas paskui neįsijungtų. Tai va, aš matau, kad jie yra lygiai grečiai žvaigždė, lygiai grečiai žemyn nukreiptas kampas į... Kas juos įstato? Tikrai ne mes. Ne žmonės? Ne. O kas? Tai yra kaip ir net kažkas daugiau už matricą. Žinau, aš dabar nenoriu, aš sakau, aš nemoku labai glaustai pasakot, bet man eina iš šono ta kita informacija ir aš bijau nuo berniuko nebijau, bet nuo berniuko aš galiu atsijungti, nes man iš šono, man taip ateina, kad anunakiai yra prie to prisidėję. Tai čia yra klaidinimas žmonijos? Apie ką? Apie šituos metalinius stulpus. Tai aš dabar nežinau, kas jiem yra sakoma, tai aš nežinau, ar jie yra klaidinami, bet aš matau... Čia nieko apie juos nesakoma, kiek aš ten mačiau vienakim. Tiesiog jie atsiranda vienoj vietoj, paskui jie atsiranda kitoj. Juos įstato, aš matau, kad yra interferentų, tokių kaip aukštesnio rango interferentų. Aš anunakius irgi vadinu, ar ne, nes jie nėra žmonės. Tai man ateina, kad tai aukštesnių rasių aktyvacija. Jie veikia kaip siųstuvai, aš matau, kad jie yra programiniai, juose net atrodo, kad yra labai labai stipri energija, kuri tiek kaip generatoriai veikia, kurie mes matėm, generatoriai yra eterinėme lauke, tai labai panašu į generatorius fiziniam lygmenyje taip pat. Tai čia yra skiriama kam, kad, tikrai ne mums, kad padėti, ne? Čia, ta prasme, kažkas yra su perėjimu susiję, ne? Taip. Tai čia kaip prie ekspedicijų mes žiūrėjom, kad yra, klausyk, tai tie, kur aš mačiau, aš greit nukrypsiu į tą, nes mama pati yra pas mus, žinai, jinai žino tą ekspediciją. Tai realiai, klausyk, jeigu ten, sakiau, kad yra palaidotos, ne, tie visi originalūs pliūpsniai, kur eina iš žemės, tai ar yra šitas kažkas susijęs su tuo? Taip, kažkas yra su tuo susiję ir aš matau, atsimeni, kaip mes irgi per ekspediciją žiūrėjom, kad yra įstatomi tokie kaip centrai, kaip stulpai, kuriuos reikia aktyvuoti. Tai vat, ne tik tais eterinėme lauke juos reikia aktyvuoti, bet ir fiziniam lauke tam, kad jie susijungtų. Supratau viską. Galim realiai padaryti ekspediciją šitam, nes įdomu labai, ne?
tas Taip, variantas. čia taip kaip pasąmonė turi susisiekti su sąmonė tam, kad fiziniam lauke aktyvuotųsi, taip ir čia fizinis su eteriniu irgi turi susijungti. Tas pas kaip piramidės irgi reikalingos. Aha, gerai. Toliau žiūrim tada berniuką. Tu pabaigiai jau sielos sudėti. Paskutinis buvo reptilijos kodas. Taip, reptilijos kodas, ne, ir paskutinis peilis tas. Ai, čia atskirai neina. Gerai, žiūrim tada globalinį kontraktą. Koks jam yra suruoštas? Integruotis šitame medyje, šitame klasteryje, integruotis. Integracija. Ta prasme, su drakonais, ne? Integruotis su drakonais. Drąsia širdis, jisai yra, man ateina žodis drąsia širdis, kažkada buvęs. Aš vėl nukrypsiu, atsiprašau, jeigu aš jau per toli nukrypsiu, tu mane grąžink atgal, nes mane iš karto numeta į tokią planetą liūtą širdžių, dėl ko ateina ar ne tas liūtas, tai toksai drąsia širdis, liūta širdis, ar ne tokia galia einanti iš, tai man ir numeta tokia vibracija, tai nėra liūtai, tai yra žmonės su liūto vibracija, tokia vyriška labai stipri energetika, kur yra, man net, aš esu, atrodo, kūno raumenys įtraukiu, nes yra ten tokia labai labai stipri vibracija, aukšta, bet vyrai tokie milžinai atrodo, stiprios krūtinės, tokia vibracija, stotas, tiesus stuburas, toksai vat, galva iškelta ir toksai žvilgsnis, tai atrodo, kad tau nereikia jokio įrankio tam, kad tu pažiūrės nuginkluotum prieš. Nu, aš taip įsireiškiu, ir net kaip tą charakteristiką tokią. Tenais jiems, aišku, nebuvo tokių kaip, ne, čia palauk. Jie irgi yra kaip kariai. Matau, kad juos vagia su... Lina, jie atrodo kaip žmonės su liūto galvom? Taip. Ir aš matau, kaip juos vagia lėkštės nusileidusios, va taip paima juos, taip kažkaip tai su tokiais kaip šviesos stulpais, juos įkalina į, va taip nusileidžia tokia, kaip dabar mes matom, ar ne, ten UFO, ten tos lėkštės tokios, ar ne, vieni mato, kiti nemato ir tokia gaunasi, kad konspiracijų teorija, ar ne, ten ale tie ufonautai, dar ten kažkokie pačiuožė žmonės, kurie mato šitas lėkštes. Tai vat ir tenais atrodo niekas netiki, kad gali būti kažkas blogo. Nu, ta prasme, netiki, kad gali juos vogti, netiki, kad kažkas gali blogo linkėti. Ir va tokia, ne dabar kaip pas mūsų tie UFO, o ten tokios kosminiai laivai, kurie, vat, kaip ir atrodo, kaip matricos kažkokia tai dalis, ir iš tenais pareina tokia, kaip, na, aš pasakysiu taip, kaip šviesos stulpas, bet iš tikrųjų jis yra nematomas, o tik tais paimama tokia kaip vakuumas, toksai, ir įtraukia, ir kai įtraukia į tą kosminį laivą, juos iš karto į tokius kaip vamzdžius, kaip kolbas, kuriuose yra jie užmigdomi tokia nu, man rodo jį kaip skysti, kad aš suprasčiau, bet tenais nėra nieko tokio kaip materialaus, visur yra tokia kaip užšaldymo azotas toksai, kur paima tą liūtą širdį ir jį taip užfryzina ir paskui jau jį perprogramuoja, palieka visas tas jo charakterio savybės, bet perprogramuoja, kad jisai būtų toksai kaip kareivis, kuris kovoja ir tada atgal paleidžia į tą pačią planetą. Klausyk, yra vienas iš Egiptų dievų, ne? Tai jisai yra tas vardas Ma'ahesh, toksai vat irgi yra liūtas, ir jisai buvo Solar War God. Tai yra jo. Palauk, Solar, Saulės sistemos, ne? Taip vadinasi. Soliario. Taip. Žodžiu, tai vat atitinka labai šitas. Dabar man yra klausimas. Tai žodžiu taip, šitie visi, nu, kaip mes jau ir matėme, ne, kad yra iš matricos perdaryta į hibridinę matricą, ne, bet šitie visi parazitai, kurie yra, ne, palauk,
dabar išeina taip, kad šitas dievas, ane, Egiptų, tas jis yra kaip copy-paste šito, ką tu matai, nes šitie visi interferentai sielų neturi, o tas liūtas, kur tu sakai, turi sielą. Tai kaip supras dabar? Aš pasakysiu taip, kad jisai, kaip jiem pagrobiami į šitą kosminį laivą, įstatomos mentalinės plokštelės su kova ir paleidžiami atgal į tą planetą, įveda sumišimą ir kovą. Tada jie vieni tarp kitų pradeda konfliktuoti, kovoti ir, kaip aktyvuojamos tos mentalinės plokštelės, jos tokios kaip virusas irgi pradeda skleistis ir kas išlieka stipriausias, kas labiausiai moka strateguoti su savo tą charakteristiką. Nesakau, charakteristika yra nepaliesta, jinai yra tik perprogramuota. Ir aš išrenka tuos laimėtojus, kurie daugiausia paima to viruso ir tada jau siunčia į žemę tokius kaip šituos dievus, kurie įsimaišo tarp dievų, kurie turi tą galę tokią karo ypatingai, ar ne? Tai o kaip supras, kad jie neturi sielos? Kaip transformuojasi šitie su siela ir tampa besėliais? Kaip supras šitą dalyką? Jie atiduoda per savo tą kovą, per savo karą, per šitą žmogišką dalį, jie paima matricą, naikina, kaip ir sakau, pas berniuką irgi matau, tą žmogišką dalis buvo su skylėm tokiom. Tai jie per tas skylės paima tą charakteristiką ir tada pereina prie kosminės dalies ir perprogramuoja, paimdama matricą į savo rankas. Taip kaip ir mus dabar gali visiškai perprogramuoti, pakeisdami mūsų DNR, nesusisiekimą su siela ir tiesiog užmigdoma ta siela tokia kaip atskiriama, tokia perinstaliuojama, galima sakyti. Gerai. Tai mūsų Jokūbas buvo šitas drąsiaširdis. Liūtas, ne? Neblogai. Tai čia jisai atėjo, jau čia buvo kaip ir prieš žemę, ne? Ne savo norų. Ne savo norų. Gerai, Lina, tai žodžiu, šitas drakonas nori integruotis į šitą drąsiaširdžią sielą, ne? Tai kur toliau eina šitas kontraktas? Ar yra kažkokie egregorai? Egregoras tai tas medis, aš galiu pasakyti, nes jis yra drakono tokia kaip pirštva, kaip galybės imperija. Drakono imperija ir tada į matricą, bet aš kaip sakau, jisai labai stipriai yra pajungtas į šitą, į šitą agregorą ir matrico irgi ne vienas laidas yra, nes per tuos žmonės jisai irgi yra pajungtas irgi prie matricos. Jisai turi savo tą jungtį, bet tie už jo stovintys žmonės, kurie irgi pajungti į matricą, bet eina per jį, į jį, irgi duoda tą prijungimą, nenuklysti, nepabėgti. Jisai labai saugiai laikomas yra. Tai šiaip dabar pažiūrėjus, Jokūbas turi susiekimą su savuoju aš? Turi, bet jisai yra labai stipriai naikinamas. Nes šiaip vienas dalykas yra mokyklos neatsimintinė, o kitas dalykas yra, kad atmintis jo taip šiaip puikiai, jisai nemėgsta sistemos, gal taip sakyti, o tiesiog jisai atsimena tai, kas jam patinka. Tai praėjus keliams metams po kelionių gali nupasakot gatvių, pastatų išdėstymą, įvykių seką. Būdamas mažas pasakojo, čia prašoma mane sakyti tos istorijos, bet ta prasme, tokia esmė, kad yra slapta istorija giminėje, kurios niekas nežino, ne, o jisai mažas pasakojo šitą istoriją, mamai. Ir tokių faktų buvo daug. Ar jis gali kažkaip nuskaityti informaciją, mama klausė. Taip. Kadangi jis yra tiesiogiai pajungtas iš tuos klasterius, jisai turi prieimą, turi jungti ir jisai gali nuskaityti visus informacinius laukus, prie kurių jisai yra prijungtas. Tų žmonių.
O čia istorija yra iš tėčio pusės. Šitą istoriją, kuris slepiama. Gerai, toliau kas čia dar yra. Ryšys geras su tėčiu, gerai sutarė, bet moka manipuliuoti. Gauna visko, ko nori, ir atleistas nuo bet kokių pareigų. Nenori būti kaip visi, sunkiai prisitaiko sisteminiai mokykloje. Skaičius rašo iš apačiaus į viršų, savaip dėlioja veiksmus, vadovėliai jam nelogiški. Taip, ir va dabar ir šiaip liūta, ne? Kas liūtui pavadovaus? Va. Ir tuo labiau, jeigu pas jį yra dar informacija, žinai, kuri eina iš vidaus, tai aišku, jisai priešinasi šitai nesąmoningai mokyklai. Būtent. Gerai. Dabar noriu paklausti, ar pas jį yra kažkokių tai dar papildomų kontraktų, apart šitų, kur tu man sakai, kad klasteris yra. Yra, aš tai vėl atgal dabiškai nukrypsiu ir paaiškinsiu, kodėl jisai man rodė, reiškia ten reinkarnacija, kur buvo tas peilis integruotas, kur sakau, kapodavo galvas, kur norėdavo būti protingesnis. Tai jisai žino iš vidaus, kad šita sistema, kur yra dabar montuojama žmonėms, vaikams, tai yra daugiau bukinimas negu švietimas. Tai jisai ir priešinasi iš vidaus to žinojimo, kad tai nėra teisinga. Tai ne ta informacija, kurią reikėtų įdėti žmonėms, tai ne ta informacija, kurią reikėtų duoti vaikams. Čia yra kaip tik apsukimas. Kaip tik kapojimas galvos, dabar tai, ką atrodo, kad eina vaikas į mokyklą ir išmoksta, tai iš tikrųjų jam kapoja galvą, tai yra jo tą informaciją, archyvus jam žlugdo, naikina. O kaip jo archyvai? Jo archyvai yra labai stiprus, galingi, daug informacijos, bet jie negali, aišku, sunaikinti archyvų, bet jie gali juos pasisavinti, nes drakonui tai reikia jo tų archyvų, kai jisai turi tą bendrą tokį projektą, tą imperiją, kad jisai priklausytų drakonams, tai jam reikalinga šitą informaciją ir ypatingai tas žvaigždžių žemėlapis. Kadangi jisai buvo karys, jisai galbūt užsislapstė šitą informaciją. Gerai, aš grįžtu prie tavo klausimą, ar taip jisai turi tų kontraktų, už jo nugaros stovintys tie žmonės ir interferentai taip pat. Taip, aš supratau. O jisai savų turi? Taip, turi, Kokie tenai yra, kokios rūšies? Šliužiniai visi? Daugiau taip, tokie medūziniai, šliužiniai, tokia apskeista masė, kuri gali vaikščioti eterinio kūno skysčiais. Gerai, aš dar noriu prie sveikatos problemų prieiti ir noriu paklausti, kodėl jam yra šleiva eisena. Šakis nepatikėsi. Aš dabar, kaip žiūrėjau, kad sakai, užliužate ir paskui man jisai rodo prie kojos, kur yra achilo tas kulnas, kur yra kauliukas. Aš matau tenais grandinę, kur yra tokia sunki ir programinė, ir jam sunku judėti su šita grandinė, nes jis yra prirakintas. O, geras. Kairė koja suka į vidų. Taip, nuo šitos grandinės. O ar yra kažkokia ezoterinė priežastis, kodėl jam atsikišė prieškiniai dantukai? Vienas kampukas nuskilęs. Niekas neteina. Gerai, reiškia, taip yra pagal fizinį kūną sureiksta. Gerai. Toliau, kas čia pas mus dar yra? Norėjau paklausti. O antra širdis? Jisai ją turi. Turi antrą širdį? Jisai turi antrą širdį, bet jinai yra tokia kaip paslėpta ir tai yra interferentų priežiūroje šita širdis. Nes jisai kaip kiti gali, atrodo, išimti tą antrą širdį ir pasidėti kažkaip, ta prasme, kaip perkeltinė prasme, tokį kaip tą manifestaciją palikti prie įėjimo, bet pas jį
nėra to, jisai atrodo, kad tai nėra antra širdis, tai yra tiesiog širdis viena, kuri yra 2 dalių. Neįmanoma iš jo išimti tos antros širdies, tik tais įmanoma ją užblokuoti per situacijas ir paimti į savo rankas, o šitam drakonui. Aš matau, kad jisai ir yra tas drąsis širdis, tas karys, per kurį, per netektis jam yra blokai dedami. Mhm. Viskas aišku. Klausyk, o ne, čia jau vėl bus į ekspediciją, tai tyliu. Gerai. Nu, tada einam įsivalyti, Lina, jau. Taip, nenoriu aš daugiau klausinėti apie ligas, nes, nu, nieko nėra blogo, šiaip vaikas neskiepytas, religijas nei klimpęs, sveikai maitinasi, nu irgi ten pakaišoja mėsą turbūt, kaip ir mažytei tai mergaitei, kaip ten mama rašė. Prastumt bando mėsą, ne? Jo, tai vat aš žinau iš mergaitės, kad jisai, nu, kad jų mityba aplamai yra vegetariška, tai vat už tai jisai labai, nu, laikosi fiziškai puikiai. Ok, Lina, perduok jam antivirusinės ir aš noriu paklausti, ar jisai turi pats kokią antivirusinę, kuri yra kažkur tai užslėpta. Taip. Kokia tai būtų antivirusinė, jeigu matai? Aš ją matau ir tuoj sugalvosiu, kaip ją apibūdinti. Tai yra kaip charakterio savybė, galima sakyti. Narsa? Tai yra kaip narsa, drąsa, žinojimas, kuris naikina kaip antivirusinė baimė, nerimą, nežinomybės jausmą. Tai yra priešingas jausmas tiems negatyviams jausmams. Tokia, žinai, kaip sako netgi dabar, kad jeigu turi baimę, eik tiesiai tą baimę, tol kol ją sunaikinsi. Tai va čia yra kaip antivirusinė, tu nugali baimę, eidamas prieš ją. Tai va pas jį yra tas jausmas, sunaikinantis tą matricos dalį, kuri yra kaip negatyvas. Tai už tai pas jį ir žmogaus dalis yra labai išimta, kadangi jie vat ir ima tas kokybiškas dalis, ne, galim taip sakyti. Taip, antivirusinės tas. Nes jisai vat bijo ir užseiti, pas jį jau yra kaip sakant, skylė. Taip, aktyvuota baimė, platforma jau padaryta, dėti toliau. Gerai, Lina, toliau. Aktyvuojasi į antivirusinės ir naikinam programas. Laužta programas. Ar yra pas jį kažkokių kitų implantų? Tas peilis yra toksai kaip programinis, ar jis yra kaip implantas? Kaip implantas ir kaip informacinis laukas. Implantinis informacinis laukas. Gerai, išsiema šitą peilį ir dar šitą nuo kojos, ne implantas, ten yra kažkoks tai, ar programinis ten yra? Implantas. Pasižiūrėk, ar yra dar kažkur implantų. Ten yra globalinio kontrakto dalis implanto. Tai yra kaip medžio ta atšaka. Supratau, jungtis. Gerai, žiūrėk, ar nėra kitų implantų, kuriuos reikėtų. Ar man pavardinti, ar tiesiog, kad jisai susirinktų tuos implantus, nes aš matau, jų yra daugiau. Gerai, susirenka ir išmeta. Tai padaro. Dabar šitas reptilijos kodas, ta kirmelė kažkokia, kur tu čia pasakai, sliekas tas, ne? Bet šitas kontraktą turi? Taip. Sunaikinam kontraktą ir išmetam į portalą. Jisai man kai pradėjo širdis kaisti.
Jisai per stuburą ten, per nugarą yra pajungęs į širdį irgi savo tos čiuptuvus. Aha, sunaikino kontraktą, išmeta ir tą patį išmeta šliužą. Gerai, pilkiai. Oi, Pasikviečia pagrindinę. Nors jie yra siusti kažkiek, bet vis tiek jie turi leidimus. Ai, sunaikina šitą leidimą. Pilkiai į portalą. Padaro. Susitvarko astralą. Aha, padarė. Gerai. Labirintas susinaikina šitą seną jų padarytą. Maldininkus, kaževorai pas jį buvo programiniai, bet jų nebėra, turbūt, ne? Ne. Maldininkai sunaikina kontraktą, išmeta juos į portalą. Atsijungia visus ryšius. Jungtis. Padarė. Gerai, nu ką, dabar reikės pasididinti dažnius. Drakonas yra labai galingas. O dabar va jam reikia prisiminti, koks jisai buvo tas liūtaširdis ir išreikšti savo valią. Padaro. Sunaikina ir išmeta. Gerai. Dabar taip, atsijungiam nuo šitos imperijos drakono. Permeta jisai burbuliukus antivirusinės, tas, kur savo turėjo susiformavęs. Kitoms Atjungia sieloms. jungtį. Atjungia jungtį. Atsijungiam nuo matricos. Aštunkojas dar galvoje įsitaisęs liko, nes aš matau, kad nuo matricos. Pasižiūrėjau ir pamiršau jį. Aha, gerai. Nes aš matau, kaip nuo matricos eina jungtis į galvą ir per galvą į aštunkojį maitinimas tiesioginis. Taip. Mesk tu į lauk. Kontraktą susirasti. Išmeta. No. Atsijungia nuo matricos. Gerai. Išsiregistruoja save. Išsitrina duomenis apie save. Padaro. Ir dabar persikošiam kraują. Kažkoks jisai švies pradeda. Su kiekvienu nukošimo atrodo, kad nuima kažkokį tai sluoksnį vis didesnį tokį. Kai langas būna žemėm, pavyzdžiui, apėjęs ir tu jis valais. Taip išmeta skaidrus, jisai dabar pasidaro labai. Tai buvo programų pilnas, ko tu nori. Taip, dabar šitie papildomi karminiai, tie papildomi kontraktai, ne? Šituos galima susemti visus ir vienu upu į portalą. Leidimai, kontraktai papildomi. Aha, padaro, išmeta. Dabar šitie karminiai ryšiai, pakištukai. Tai yra drakono šita visa hebra. Išsikviečia visas sielas, su kuriais turi kontraktus, leidimus, energetinius ryšius. Taip padaro. Klasteris, ką jis nori padaryti, išeiti ar likti? Jo pasąmonė nori išeiti. Gerai, permeta jiem info ir išeina. Padaro. Archyvai yra saugus? Taip jisai nutraukė tik tais jungtis, nes iš tų archyvų ėjo tokios kaip
informaciniai surinktuvai, vat, kaip jisai, vat, sakau, tą mėnulį labai reagavo. Tai vat, toks vat, jausmas, kad jie buvo prisijungę ir prie jo archyvų, tai vat, jisai nukerta šitas jungtis, pasilieka tik tai savo, paleidžianti virusinį ir kaip užblokuoja, uždaro, tokį kaip į seifą. Šaunuolis. Dabar taip, informacinį lauką visą išvalom nuo negatyvių dažnių. Išmeta. Ir pinigų matricą pažiūrėk. Aha, jisai buvo tokia, sakyčiau, galinga, tik manipuliacinė, tai jisai išmeta tą, susikuria savo, instaliuoja tą skaitmeninę. Aha, ir įdeda į labirintą, o labirintą įdeda į archyvus, kaip jisai, kaip matrioška, tą tokią sudeda dėžutę ir toks pasidaro tokia. Tai jis jau susikuria labirintą, ne? Taip. Gerai, šaunuolis. Ok, Lina, pažiūrėk dabar čakrų veiklą. Aha, jisai pirmiausia susitraukia mentalinės plokštelės, nes tos mentalinės plokštelės stipriai įtakoja jo tą fizinę būklę, o tai yra čakrų veikla. Tokia kaip sutrigerina, atrodo, kad tarp tų čakrų įdėtos tokios, kaip sakau, jo mentalinės plokštelės buvo po visą eterinį kūną išmėtytos ir tai labai įtakojo tą susisiekimą vienai čakrai su kitai, išbalansavimą. Ir tas dabar mentalinės plokštelės jisai išmeta į portalą. Matau, iš karto susijungia čakros, tokios kaip susibalansuoja, pradeda judėti viena kryptimi, įgyja tokią kaip dar ryškesnės spalvas, pasklinda tokia kaip išsiplečia, netgi sakyčiau. Ir šitaip išsiplėsdamos jos regeneruoja tą žmogaus dalį, kuri buvo skylėta ir gražina tą tokį, mane tai mėto kaip pingpongo kamuoliuką iš vienos vietos į kitą, nes aš matau, kad pas jį grįžta, jisai susijungdamas, kaip čia įdomiai, čakros labai aktyviai yra susijungusios su archyvais, archyvai susijungia su ta visa patirtimi informaciniu lauku. Ir čia kaip varikliukas aktyvuojantis archyvus, atidarinėjantis, jeigu nebūtų čakrų, mes būtum visiškai stagnacijoje. Mūsų tas toksai būtų kaip ežeras užsistovėjęs vanduo, kol čakros veikia, sukasi, mes esam kaip upė, tekam nuolatos ir tokį judėjimą savo duodame, kaip malūnas suktųsi, kuriam reikia to vandens tekėjimui, to sukimosi. Tai kaip mane mėto. Žodžiu, čakros veikia, žmogaus dalis gražiai labai atrodo, jo eterinis kūnas tiesiog netgi, sakyčiau, plazminis tampa, ne, toksai, pasakiškai atrodo. Jis užsideda apsaugą, susitvarko emocinį. Tai jau suprantama, ne, kad žmogaus tai yra emocinis kūnas. Tai, žiūriu, kad daugiau jokių jungčių nėra. Taip, pasidaro save, išsipjauna iš erdvės, nusinaša į kažkokį tais informacinio lauko prieigą. Tokia dabar žiūrėk, atrodo, kad yra erdvė, o erdvėje yra tokios kaip siluetų skylės, tokia kaip erdvėje tuščia erdvė, o tai tuščia erdvė reikia įdėti informacinį lauką. Mes kaip sielos esame informaciniai laukai, kuriuos turime atitikti kaip puzlės dalis. Pavyzdžiui, mano yra ten, tarkim, trikampis, tavo kvadratas, tai mes turime atitikti toje erdvėje esančią skylę, į ją integruotis tam, kad užpildytumėm tą informacinį lauką. Tai jisai išsipjaudamas, bet irgi ta puzlė yra pakavota taip kaip kišenėje, gal sakyčiau, tokia neutralią yra padėta. Ir jisai save išsipjaudamas įstato į tą vietą, kur reikalinga ta informacija, kad susijungtų į bendrumą, kaip čakros irgi. Ta puzlė turi veikti taip subalansuotai, kaip veikia čakros. Mes tiek daug turim užuominų, bet mes iš viso atrodo kaip
nežinau, kaip gražiai pasakyti. Nesakyk. Tai vat būtent, pažiūrėk, ko mus moko mokykloj. Visiško mėšlo, o turėtų mokinti tai, ką mes dabar vat sakoma, ne? Nu, žodžiu, čia yra taip viskas padaryta, kad žmogų uždaryti ir jisai tik tai metam einant per praktikas, per skaudžias praktikas, per geras skaudžias keliones, pakištukus, jisai kažkaip atsirakina informaciją. Ir apie 30 metų žmogus jau pradeda eiti tuo sąmoningumo linką, ne? Nu, dažniausia būna, kad anksčiau, bet aš jau sakau vidurkimo. Po 30 metų žmonėms pradeda atsidaryti po truputėlį šitą informaciją. Ir tai, jeigu jie nėra stagnacijo, pastoviai juda. Nes žmogus stagnacijos jis yra niekas, jis yra žemės kirmelė, aš vadinu. Niekam nereikalingas. Ta, kuri net nepurena žemės, žodžiu. Tai vat, ką norėtų jisai perduoti savo eteriniam, net eteriniam, eterinis fiziniui. Jisai man vėl rodo tą knygą apie berniuką, kuris ieškojo laimės per pasaulį keliaudamas. Ir jisai rodo, aš nežinau, kaip jam dabar fiziniam lygmenyje, bet kažkaip jam reikia kuo daugiau sužinoti visokios informacijos, kuo daugiau naujų patirčių, kuo daugiau veiklos, kuo daugiau tokių karžygiškų istorijų, tokių, vat, nu, jam reikia action, veiksmo. Jam per keliones atsidarys turbūt ir informacija, nes daugumai taip yra. Gerai, ar galima gauti dabar jo šitas antivirusinė visiems globaliai su užraktu? Taip, jisai perdoda kažkokiams, aš nematau sielų, negaliu vardinti žmonių, bet aš matau, kaip jisai suformuoja informacinius barbaliukus toms sieloms, kurios turi irgi įsistatyti save į tą puzlę, į tą informacinį lauką, jisai permeta joms, tada suformuoja antivirusinę šitas, uždeda apsaugėlę, išmeta globaliai. Aš tik noriu pasakyti, kad jo širdys abidvi veikia to lygiai, tai yra tapo viena, kaip susijungusi. Ir čia virš galvos, kaip jo susijungia, virš galvos aš matau, kaip atsidaro tokia kaip irgi, kaip pasakyti, tokia kaip karūnos ta čakra, kaip trečiosios akies čakra, kažkoksai kaip vidinis matymas, kažkoksai atsidaro prieiga į dar aukštesnius informacinius laukus. Tai nėra tai, kad į jo archyvus, bet man ateina, kad tai gali būti ir globaliniai archyvai, kurisai ten turi tą tiesioginę prieigą, tunelį tokį. Ir atrodo, kad per sapnus jisai turėtų atsiminti, aš nežinau, kaip jisai pasiduoda mamos įtakai, bet kažkaip tai jį pradėti mokinti, ar tai užsirašinėti sapnus, ar tai dar kažkaip eiti prie to, mokinti sąmoningų sapnavimą, nes jisai viską gaus per sapnus, tą visą informaciją. Ar tai diktafoną pasidėti, kažkaip tai jam parūpinti, kad jisai prabunda ir kad jisai iš karto įrašytų. Rašyti reikia. Bet reikia miegoti su tokia blankne šviesa ir tiesiog turėti sąsiuvinį prie savęs. Aš taip darydavau. Arba diktafoną tiesiog, kad... Negerai. Įsiblaškai labai. Negalima kalbėti, nes kai tu pradedi kalbėti, tu atsijungi. Aš nežinau, gal kitiem kitaip veikia. Man neveikia šitas variantas, aš atsibundu ir negaliu sapno tęsti. O jeigu tu vieną akį atmerki, užrašai, užsimerki, gali nueiti tą patį sapną netgi. Žodžiu, aš tikrai labai rekomenduočiau berniukai kažkaip tais mokinti jį sąmoningai sapnuoti, nes jisai viską gaus per sapnus, ateis jam visą informaciją. Nu va, už tai pas jį ir pilki tenai, draskėsi. Viskas aišku, Lina. Viskas, ne, iš tos mūsų pusės. Aha, berniuką, iš eterinės pusės aš dar apžiūriu jį, bet viskas gerai. Taip, ir aš matau, kad labai šviečia jisai. Ok, viskas, Lina, ačiū ir Jokūbui didžiausios sėkmės. Ir mamai. Taip, didžiausias.